Visų pirma, noriu tokio, šiek tiek retoriško pradėti klausimą, nors šiandien šita prezentacija bus ganėtinai praktiška, su praktiniais patarimais, taip kad galit pasiruošti ar telefoną, ar screenshotus, ar tiesiog, kai bus įrašas, galėsite irgi dar kartą pasižiūrėti ir receptų pasidalinsiu, bet vis tiek, turim šiek tiek pradžiai įžangai įeiti su ta aromaterapija ir kadangi aš ateinu ir iš standartinės, tradicinės medicinos pusės, tai yra visas mano išsilavinimas ir studijos ir disertacija, ir iš kitos pusės, iš vedinės perspektyvos. Kas yra vedinė perspektyva, tai trupučiuką aš paliesiu, kad būtų aiškiau. Tai yra tiesiog visos gamtos žinios. Ajurveda ateina irgi iš vedų, tai tarkim galima sakyti, kad remsiuos ir ajurvedinė perspektyva. Ir trumpai noriu tik tai pasakyti, kodėl man tas aktualu, nes aš pati studijuodama medicinos fakultete, rašydama disertaciją iš sveikatos problemų ir kaip maistas mums daro įtaką, mačiau, kad tos teorinės žinios jos tokios visos biškiai kaip pakabintos ore, nes praktiškai nelabai taip viskas ir vyksta, kaip ten surašyta, arba nelabai pavyksta laikytis tų postulatų, arba dar kažko nežinom, bet dažniau buvo mano pastebėjimas visgi, kad kažko nežinom ir tie patys dėstytojai ne iki galo, nes žinom ir garbingų būna ir gydytojų, ir profesorių, mes galim mokyti vieno, bet kartais patiem būna ta problema, beje, dažniausiai taip ir būna, mes mokom to, ko patys ieškom, nes mes to ieškom, mums vis labai įdomu, aktualu ir tada po to jau ateina žinios ir norisi dalintis. Tai aš iš tikrųjų čia sėdžiu būtent dėl to, nes aš praėjau visą tą kelią, tokį, kokį praėjau, einu toliau ir dalinuos būtent tą sinergiją ajurvedos, vedinės perspektyvos ir šiuolaikinės medicinos. Ir todėl aromaterapija čia taip pukšt ir įsiliejo. Ir kas ta aromaterapija yra iš tikrųjų, daugeliu žmonių, kaip aš matau iš savo praktikos, vis dar toks dvejopas būna klausimas. Tiksliau, vieni vienoj pusėje barikadų, o kiti kitoj, kur jau biškai supranta gal, kad čia daugiau nei vien tik kvapas. Tai faktas, kad aromaterapija nėra vien tik kvapas, nes tai ateina iš augalo. Ir žinodami jos subtilybių, išmanydami, tai žinios mums duoda tą galimybę šiek tiek tais augalais pasinaudoti, manipuliuoti. Gal kaip senoviai būdavo traktuojamos moteris, raganos ar burtininkės, jos tiesiog išmanydavo gamtos dėsnius ir žinojo, kad krapų reikia pavalgyti, pagriaužti krapų sėklų, jeigu pilvas skauda, paprasčiausiai, jokios čia magijos nėra. Bet žmogui, kuris gal nežino to arba bijo tokių dalykų neaiškių, tas gali atrodyti magija. Tai mes šitos magijos žinom ir turim labai daug ir prisidėsim prie jos šiandien. Šitą webinarą sudariau remdamasi naujausią knygelę, kurią turime Lietuvoje, aromaterapijos eterinių aliejų galia. Kai kurie receptai bus ir iš mano patirties, ne tik iš šitos knygelės, bet praktiškai viską ir dar daugiau jūs rasite šitoje knygelėje. Taip kad judėkime tada link tos aromaterapijos šiek tiek apibrėžimo. Čia taip sausai pasakiau, bet iš tikrųjų tai ne apibrėžimas, o tiesiog koks tas holistinis požiūris į sveikatą ir kodėl aromaterapija čia įsipaišo. Trupučiuką jums atsipalaidavimų. Tai kas žinom, kas nežinom, kas yra holistinis požiūris, tai yra tiesiog tai, kad mes su lygom nekovojam, negydom, neduodam jiems kažkokių priešnodžių, o ieškom tos priežasties, dėl ko jinai atsirado ir ją šalinam. Ir pašalinus priežastį mes žinom, kad visas problemos, lygos, negalavimai, kas tai bebūtų, išsisprendžia savaime. Ir dažnai tos priežasties pašalimas yra tiesiog balanso grąžinimas į bet kokią sistemą. Tai yra, jeigu kėdė liko su 3 kojom, be vienos kojos mes turim grąžinti tą 4 koją ir vėl viskas funkcionuos normaliai, nes mūsų sistema, mūsų organizmas sudarytas tobulai pagal Dievo paveikslą ir jeigu tik mes jam netrukdom, jisai funkcionuoja tobulai. Ir tos vedinės žinios, nieko čia tokio baisaus, veda yra senųjų tradicijų raštai, kurios parašė išminčiai, kurios parašė labai giliai pasaulį matantis žmonės. Ir jie tiesiog aprašė dėsningumus, gamtos dėsningumus ir gyvenimo dėsningumus. Ir kas liečia būtent kokios tos žinios sveikatai skirtos, nes jos liečia viską gyvenime ir mūsų
sėkmingą elgseną, santykius, mūsų suvokimą savęs, bet vat, būtent ir sveikatos požiūrių. Tai vėlgi tai yra idealios sveikatos ir savijautos kūrimas per gyvenimo įpročius. Tai yra remiantis pagrindiniais gamtos dėsniais. Ir galim pasižiūrėti trupučiuką ir pagalvoti. Aplinka, tarkim. Mes ją kūriam, ar jinai mus? Arba kitaip tariant, jinai mus įtakoja labiau aplinka, va, tarkim, jūs miške esate arba mieste. Ar mes galim kažkiek įtakoti aplinką, ar mes ją įtakojam ir kažkokiu būdu kūriam? Mes atsakingi už tai, kokiam kambarį dabar sėdim, ar tas kambarys pats susikūrė? Šiek tiek retorinis klausimas, bet manau, toks atsakymas visiems kaip ir aiškus. Nuo manęs priklauso aplinka. Gal aš negaliu sukurti medžio, žmonija bando sukurti augalą ar gyvūną, dar kol kas taip kaip ir nelabai pavyksta. Bet mes galim spręsti, galim kurti, galim tvarkyti savo aplinką, galim priimti sprendimus, kur man būti, kur gyventi, kaip susidėlioti daiktus, išsišluoti šiandien ar tiek to palikti kitai dienai. Tokiu būdu mes ir prisidedam jau prie aplinkos kūrimo. Čia numeris 1. Numeris 2, kuris eina paraleliai, kad aplinka mus labai stipriai įtakoja. Tai yra, jeigu jinai harmoninga, jeigu jinai gyva, natūrali, gero energetinio dažnio, tai yra aplink mus mylintis žmonės, mes juos mylim. Galaxis pas mus pasijungia irgi į pokalbį. Prašysiu išsijungti savo garsą, nežinau, koks jūsų vardas. Čia 2 pelės, tai to aš pabandysiu tą padaryti. Tai yra labai svarbu ir kodėl čia svarbu, Violeta, irgi prašau, jeigu galit, išsijunkit irgi savo garsą. Tai aromaterapija yra vienas iš dalykų, kuriuos mes galim nuspręsti ir įsitraukti savo gyvenimą ir savo rutiną. Ir jinai bus kaip mūsų aplinkos dalis ir labai stipriai prisidės prie mūsų irgi pokyčių ir transformavimo. Tai vat būtent jau perėjau prie aromaterapijos iš to mūsų visatos modelio, iš aukštai jau einam į giliau, į ląstelę, nes šitas dalykas yra labai svarbus suprasti tam, kad eterinis aliejus nebūtų kaip koks kvepalų arba namų kvapo buteliukas stovintis stalčiuje. Kaip aš visada sakau, jis turi būti naudojamas, tada jis bus terapinio poveikio, tada bus aromaterapija, nes jeigu bus tiesiog, kartais tai bus tiesiog aroma, pasimėgavimas trumpas. Mes jį turim naudoti nuolat, periodiškai. Ir tam privalo žmogus būti edukuotas. Turim išmokti suprasti tą dalyką, kai viduje ateina supratimas, kad tas dalykas sveikas, tas nesveikas, tas geras, tas negeras, tada ateina motyvacija ir rūpas ir noras jį naudoti. Ir kai su aromaterapija, kas yra labai geras dalykas, kad žmogus pradėjęs ir pabandęs ir biški periodiškai įsivažiavęs į tą ritmą nebegali be to gyventi, nes aromaterapija mus grynina ir valo sensorinius mūsų jutimus ir mes tuomet labai pradedam pajausti, kas yra nenatūralu ir labai daug dalykų pradeda atkritinėti. Tai čia būtent ateina vedinės aromaterapijos irgi perspektyva, kad jinai ne tik kaip modernioji prancūzų, vokiečių aromaterapija gydo, kitaip tariant, nevartojant tų žodžių, reguliuoja, balansuoja mūsų fiziologinės sistemas, nes žinom, kad, matysim, to yra cheminiai visi junginiai, jie yra tenais. Augalas sudarytas irgi iš cheminių junginių ir todėl jis atpalaiduoja arba aktyvina. Bet tuo pačiu jisai balansuoja mūsų vidų. Tai būtent aromaterapija per augalus ir teikia mums tą terapinį poveikį. Mus sveikatina. Ir kaip tas vyksta, nes augalai yra tobulai gamtos sukurti, kaip ir mes. Tai yra mažiausiai žmogaus prisiliestas dalykas. Reiškia, eterinis aliejus turi būti kuo natūralesnis, kuo gerinesnis, neskiestas su cheminiu. Aišku, dabar turėtų omeny, kad labai svarbu atsirinkti ir jeigu namie turi daug įvairių eterinių, pasidomėkit, kad jie būtų natūralūs, bent jau svarbiausia. Ne tie, kur už porą eurų būna prekybos centre, arba, kaip ir minėjau, ne bet koks kvapas turi tą poveikį terapinį, jis turi būti natūralus.
Ir kaip veikia eterinis aliejus? Eterinis aliejus tai būtent veikia per uoslę, mūsų uoslė turi tą funkciją per kvapą daryti poveikį mums ir aišku, pats eterinis aliejus turi savo ypatumus. Ir tų ypatumų yra labai daug, veikia skirtingais įvairiais lygmenimis. Keli pagrindiniai, aš sakyčiau, yra energetinis, per uoslę, kaip sakiau, ir per kraujotaką. Naudojimo būdus mes matysim jau, kai aš kalbėsiu tuo apie receptus, apie įvairius panaudojimo atvejus, bet tik trumpai noriu priminti, nes kartais būna vis tiek prisijungia žmonės, kurie dar nesusidūrė su aromaterapija, kad vėlgi aromaterapija nėra tik pauostymas eterinio aliejaus. Tai yra, aišku, pirminis ir stipriausias poveikis. Bet aromaterapija, kadangi aliejaus molekulė yra labai smulki, jinai prasiskverbia užtepus ant odos į mūsų kraujotaką, jinai praeina ląstelių membranas, kadangi tirpsta riebaluose, o ląstelių membranas sudarytos iš tokių receptorių, kurie yra, pro kuriuos praeina tik tai, iš riebalinių receptorių, taip, kad juos praeina tik tai, kas tirpsta juose, jie patenka labai greitai į kraujotaką ir į visus organus, ir organų membranas praeina lygiai taip pat. Ir todėl tas poveikis yra dar stipresnis, nes susidubliuoja tiek kvapas, tiek terapinis poveikis užtepus. Ir faktas, kad panaudoja tas žinias, mes galim pritaikyti ir savo malonumui, ir emociniam gyvenimui aromaterapiją, ir tam jau būtent specifiniam, matysim pagal tam tikras sistemas. Taip, kad galim garinti, galim naudoti eterinius aliejus per odą. Taip pat yra trečias dar būdas pagrindinis į vidų, tai yra gerti eterinius aliejus, būtinai praskiedus medui arba svieste. Ir tik terapiniais jau specifiniais tikslais turi būti būtinai pasikonsultuoti su kažkokiu specialistu, kuris išmano šitą dalyką, aroma konsultantu, ar kas tai bebūtų, kas biškį pasidomėjus, jūs patys galite surasti tos informacijos ir išmokti. Tai mes neturim viršyti ir dozės, nes eteriniuose aliejuose yra taisyklė kuo mažiau. Nes tai yra ypatingai koncentruota substancija ir tai reiškia 1-2 lašai jau mums daro stiprų labai poveikį. Ir taip, būtent pagal tai mes masažuose, voniose, kosmetikoje galim naudoti ir namų švaros priemonėse, ir dar begalė tokių būdų tikrai galime prigalvoti. Lašint levandos po lašelį ant pagalvės kraščiuko vaikam ar savo, jeigu negalim užmigti, ir tas irgi aromaterapinis poveikis, nebūtina difuzorius statyti. Ir trumpai tik tai šiek tiek visgi ta uoslės mūsų ypatumas, aš turiu jį paminėti, nes mes turim suvokti, kad visgi be uoslės tas poveikis nebūtų toks sinergetiškas. Ir kas vyksta mūsų uoslėje, tai pagrindinis momentas, kas atsako už šitą stiprų poveikį, kad aromaterapija, kurį mums turi, tai limbinė sistema. Kadangi limbinė sistema valdo mūsų emocijas, atmintį, kūrybiškumą, motyvaciją, kvėpavimą, net iki širdies ritmą, virškinimą, reiškia, eterinis aliejus, žiūrint, kurią sritį stimuliuos, jisai veiks irgi tos pačius organus ar organų sistemas. Atmintį, kūrybiškumą, motyvaciją. Mes tik turim pasirinkti. Ir per limbinę sistemą ten išsiskiria tokie neurotransmitoriai, enkafelinai, endorfinai ir taip toliau, serotoninas, kurie būtent ir pagal tą sritį, kaip minėjau, kurie sujudina ir veikia, arba pakelia ūpą, arba nuramina, arba suaktyvina, padeda atsipalaiduoti ir panašiai. Aišku, energetinis eterinių aliejų lygmuo, tai lygiai kaip ir maiste, mes žinom, gyvas maistas stipriai energizuoja, pasenęs, gal pagedęs maistas atvirkščiai, turi tam tikros masinės irstančios energijos, kuri kaip tik mus labai padaro tokius, kaip ta energija, tokius prislopintus, jeigu mes, tarkim, suvalgom kažko nelabai gero, biškį pasenusi maistą. Taip ir viskas gyvenime. Jeigu mes leidžiam laiką su linksmai žmonėm, mes užsinergizuojam, mums gera, mes įkvėpti, energija eina. Jeigu biškį pabūnam su kažkuo, kas prislėgtas, negatyvus, žinom, kaip tas taipogi ilgiau pabuvus mus veikia negatyviai. Lygiai taip pat viskas gyvenime. Viskas, kas mūsų aplinkoje. Tiesiog, aš čia kur sėdžiu, kas prie manęs, jeigu čia būtų plasmasinis augalas, jis neveiktų manęs taip smagiai, kaip veikia gyvas, nes gyvas, nors mes gal to nematom, bet apčiuopiam, jaučiam. Jeigu žmogus gali rinktis, visada pasirinksim gyvą. Taip kad
rinkitės visur savo gyvenime tai, kas gyva, kas tikra, kas natūralu. Ir aromaterapijai, kas yra eteriniai aliejai natūralūs, kaip minėjau, jie yra itin aukšto energetinio lygmens ir net yra vienas iš, jeigu moksliškai kalbant, išsireiškimų būtų deguonies radikalų įsisavinimo lygmuo. Noriu tik trumpai šitą skaidrę parodyti kaip pavyzdį. Koks yra jis didelis palyginus su, čia matome sąrašą, eteriniai aliejai. Didžiausia ORAC skaičių turi gvazdikėlis. Tai čia didelis labai numeris, matom visą šitą kreivę. Ir čia mirta, citronela, kalendras, pankolis, kvapnusis šalavijas, rožė ir taip toliau, ilangilangas. Ir va čia kaip pavyzdys įdėtas mums slyvų pavyzdys. O slyvos iš maisto būtų vienas iš labiausiai antioksidacinių savybių turinčio vaisių. Slyvos, razinos, mėlynės, kopūstai, žinom, kad labai tikrai rekomenduotina šitą maistą vartoti. Ką daro antioksidacinis maistas, jisai mažina laisvųjų radikalų skaičių. Tai yra, ląstelės ilgiau išlieka jaunas, mes nesenstam ir nesensta mūsų organai, reiškia, mažiau ligų, nesergam taip stipriai. Tai šita skaidrė labai gražiai apibūdina, kokiam lygmenį yra būtent eterinių aliejų, tas energetinis laisvųjų radikalų lygmuo. Kitas lygmuo yra cheminė sudėtis, kuri yra irgi labai svarbi, nes kiekvienas eterinis aliejus turi daug skirtingų cheminių junginių. Čia kaip pavyzdys tiesiog yra pipirmėtės dujų chromatografijos metodų padarytas molekulės išskainimas ir vat matom kiek įvairių cheminių junginių ir pagal tai, kurių yra keli aktyviausi ir apsprendžiama, kokia eterinio aliejaus bus veiklioji savybė, ar jis aktyvins, ar slopins, ar ramins, ar kaip tik dar kitokių turės poveikių, ar tarkim atpalaiduos bronchų alveolės, tada žmogus labiau galės lengviau kvėpuoti ir panašiai. Štai uždarysiu langą. Taip. Ir, čia šiek tiek jums tiesiog dar susipažinimui, jeigu mes turim naujų žmonių, kad aromaterapija, eteriniai aliejai gyvina mūsų gyvybinę energiją, praną, tai būtent per visą tą energetinį lygmenį ir kas yra čia labai svarbu, antivirusinį turi stiprų poveikį prieš mikrobinį, prieš virusinį, kaip minėjau, prasiskverbia lengvai pro ląstelių membranas ir yra labai koncentruoti, nuo 100 iki 10 tūkstančių kartų labiau koncentruoti nei pats augalas, todėl mes kiek turėtume jos valgyti, kad gauti tą dozę koncentruotos medžiagos, o kitas dalykas čia labai svarbus, kad eterinių nepadauginti. Tiesiog tai nereiškia, kad vonioj turi maudytis dabar citrino eterinio aliejaus, kad būtumėm gražios ir jaunas, užtenka tiesiog periodiškai naudoti po šiek tiek. Kaip vitaminus, tarkim, kai geriam, tai irgi geriam reguliariai, bet tam po vieną tabletę. Ir balansuoja hormoninę sistemą, lėtina senėjimą, ir daug paskui to einančio kitų gražių pasekmių. Bet dar viena labai svarbi ta pasekmė yra, kad jos balansuoja mūsų energetinius, taip pasakykim, sąstatus, energetinės ajurvedų vadinamas došas, aš sakyčiau, jas galėtumėm paminėti kaip oras, ugnis, žemė, bet tai yra tiesiog gamtoje esančios stichijos, kurios yra ir mumyse, nes mes esam gamtos dalis ir nenori, žinom, kad vienas žmogus yra impulsyvesnis, turi daugiau ugnies, kitas ramesnis, daugiau žemė jame pasireiškia, o trečias žmogus gal labai išskridęs, vien tik tai svajoja ir jam reikia įsižeminti. Tai pagal tai žmogus kiekvienas gimsta su savo balansu, su savo predispozicija ir mums labai svarbu ją išmanyti ir jeigu išsibalansuoja vieną arba į kitą pusę, grąžinti tą balansą. Tai eteriniai aliejai būtent daro tai labai gražių būdų. Ir paskutinė tokia iš mokslinės srities schema, kurią visada parodau savo mokymuose ir prezentacijose, tai kaip susidėlioja būtent tas iš terapinio poveikio, kur atsiduria aromaterapija. Čia yra toks bendras visas vedinis žinių apie sveikatą modelis ir žinom, kad jis ateina iš išorės, iš pačio aukščiausio kosminio to lygmens. Kažkas dar pas mus įsijungęs, labai prašyčiau įsijungti garsą, primenu. Jo, ačiū.
matyti jūs įjungtom kamerom, labai vertina tikrai. Tai grįžtant prie šitos schemos, kodėl jinai yra svarbi. Einant nuo kosmoso leidžiamės į patį giliausią lygmenį mūsų ląstelę. Taip, ir žinom, kad kaip ląstelėje, ne, kaip sakė Einšteinas, kaip viduje, ne, taip ir išorėje, ir kaip danguje, taip ir žemėje, Biblija sako, čia būtent visada einama link tos, apie tą pačią analogiją kalbam. Ir reiškia, kuo mes veikiam modelį, momentą, kuo toliau esantį nuo mūsų, tarkim, per planetas, per architektūrą. Architektūra mus labai veikia, ne, jeigu tvarkingai, gražiai namai pastatyti, arba chaotiškai, mus tas veikia. Bet kuo mes einam giliau į save, tai yra jau einam link masažų ir jau čia atsiranda 5 juslių panaudojimas, aromaterapija, spalvų terapija, šviesų terapija, garso, muzikos terapija, tuo jinai veikia subtiliau, reiškia, tuo stipresnis poveikis, kuo mažiau išreikštas. Čia yra vienas pagrindinių gamtos dėsningumų, kuo mažiau išreikštas, bet kuris objektas tuo stipriau mus veikia, reiškia, mintis, kuri yra dar nepasireiškus išoriai, mus veikia labai stipriai. Ir mes galim tuo įsitikinti, jeigu per dieną sukam kažkokią negatyvę mintį, nelabai maloniai jaučiamės vakare, ryte atsibundam su pajuodusiais pakiais ir atvirkščiai. Jeigu labai gerą mintį sukam, taip kad sukime geras mintis ir eteriniai aliejai mums gali labai tame padėti. Tai šitas momentas yra svarbus, nes taip pat aromaterapija, būdama taip arti jau mūsų, jinai labai stipriai stimuliuoja mūsų gyvybinius centrus. Na ir dabar pereinant prie jau panaudojimo, prie eterinių aliejų, būtent noriu dar užakcentuoti, kad mes turim rūpintis holistiškai savo aplinką ir savo gyvenimą, savo sveikatą. Tai turim rūpintis aplinką, kad jinai būtų švari, estetiška, sveika, kiek tai įmanoma, kiek tai nuo mūsų priklauso. Taip pat dienos ir sezoninės rutinos mus veikia, tai žiemą mes turim prisitaikyti kažkaip prie vienų gamtos ciklų, valgyti tą maistą, kuris labiau yra mūsų klimato juostoje tuo metu prieinamas. Lietuvoje žiemą, aišku, tas būtų sunkiau, jeigu mes valgytumėme tik burokus ir morkas, tai šiuo atveju visai gerai, kad yra jau šiek tiek išsivystęs labiau pasaulis. Ir turim šaldytuvus, ir turim prekybos centrus arba lėktuvus ir galim save tiesiog kitur nugabenti. Bet vasarą, tarkim, tai aš tikrai rekomenduočiau mėgautis Lietuvos uogom, miško uogom, Lietuvos vaisiais, nes, tarkim, miško uogos, kurios yra pas mus, mėlynės, avietės, tai daugeliu kitų šalių jų nėra ir čia skaitosi kaip toks labai prabangos maistas ir tu jo, žinom, nenuveši per daug, ten nepriauginsi, ypač miško uogų. Tai ir tas antioksidatinis lygmuo labai aukštas. Tai viskas turi eiti sinergetiškai, kartu, įkomponuotai. Ir ta mityba mums labai svarbi, judesys, būtinai turime judėti, kad ta energija vaikščiotų, nes kitaip, jinai pradės mumise augti, jos pradės daugėti, bet dėdėsim, užsistagnavę, jinai neįsi, galim išmušinėti po to žmogui kamščius, liaudiškai tariant. Turim judėti. Ir kai mes judėsim, jos dar daugiau gaminsis. Turim realizuoti save, kitaip tariant. Nebūtinai, kad bėgti aplink namą, bet eiti ir daryti tam tikrus žingsnius. Na ir sportuoti be abejo. Ir užsimti kažkokią terapiją skirtą mum, savo patiems. Kiekvienas mes randame tai, kas mums įdomiausia pagal savo to laikmečio lygmenį, bet tas yra labai svarbu, kad skirtumėm savo kokybiško laiko, bent po šiek tiek per dieną. Ir tai irgi turi būti periodiškai. Labai dažnai dėja žmonės pradeda tą daryti, iškart pasijunta biški geriau po tam tikro laiko, nes gauna kažkokius atsakymus, supranta biški, kodėl jie atsidūrė tokioje situacijoje gyvenimo ir kur jiem judėti. Ir tada gyvenimas pagerėja, ateina kažkas naujo ir pamirštama ta savęs vystymo kažkokia ar technika, ar praktika, ar metodika, ar terapija, pavyzdžiui, aromaterapija. Ne? Ir frankinsensas jau nustumtas, jau nebesvarbu, bet labai svarbu tą nuolat pabiški daryti, nes tuomet procesas vyks evoliuciškai daug greičiau. Tai ir pereikim dabar tada prie to evoliucinio proceso, būtent naudojant aromaterapiją. Aš dabar pasidalinsiu daugiau receptų. Aišku, aš čia įdėjau mokslinio straipsnių, nedėjau nuorodų, nes iš tikrųjų jų vis daugėja, jų yra daug. Tiesiog mes taip stipriai nesam apšviesti apie aromaterapiją, kadangi
žinom, kad ir farmacija, ir pramonė ne visada nori labai dalintis tais natūralesniais būdais, todėl turim patys susiieškoti. Tai PubMed yra tokia mokslinių straipsnių pati didžiausia duomenų bazė. Jūs tiesiog, jeigu įsivesit, jinai angliškai iškoduoda visi straipsniai, dažniausiai yra anglų kalba. Essential Oils, tikrai rasite begalę mokslinių straipsnių patvirtinančių aromaterapijos efektyvumą. Tai tiesiog įdėjau šitą skaidrę, kad atrodytų, kad iš kur šitą informaciją visą ištraukta iš kosmoso. Taip. Ir dabar jau pereisiu tada prie tų būtent sistemų, kuriomis galim susireguliuoti ir padėti sau būtent naudodami aromaterapiją. Tai šitą nuotrauką būtent padariau iš knygelės turinio dalies ir tiesiog jinai labai gražiai iliustruoja, kiek įvairių sveikatos ir kūno organizmo sistemų galim paveikti naudodami eterinius aliejus. Tai nervų sistema įeina emocijos visos, baimė, stresas, nerimas, depresija. Kas tai dar galėtų bebūti, tikrai yra didelis sąrašas šitoj knygelėje tų emocijų ir suvardinti, kokie eteriniai aliejai labiausiai padeda tais atvejais. Tuomet yra kvėpavimo sistema, širdies kraujotakos sistema, tai yra aukštas kraujo spaudimas, žemas kraujo spaudimas. Mes juos galim reguliuoti. Imuninė ir limfinė sistema, virškinimo sistema, raumenų ir kaulų sistema, endokrininė, reprodukcinė, tai yra hormonai, tiek moteriški, tiek vyriški, šlapimo organų sistema, odos priežiūra. Irgi labai svarbu, tiek moterim, tiek vyram, ir eteriniai aliejai čia beje labai pasitarnauja. Mes žinom, kad daug žymių kompanijų kosmetikos, jos naudoja bent šiek tiek eterinių aliejų, stengiasi arba naudojasi tuo kaip marketingu, bet užsimeta tokį pavadinimą, kad tarkim su ramunėlėm, o iš tikrųjų ten nėra jokių ramunėlių arba levandų raminančių, nes tiesiog mes pažiūrėję galim sudėti pamatyti, kad yra parfum skliausteliuose prie levandų, tai reiškia, jis yra sintetinis, tai tada tai nėra tas pats. Turi būti natūralus, bet dėja, su natūraliais kosmetikos tikrai labai nedaug yra. Garantuotai su natūraliu bus, jeigu patys pasidarysit arba susimiksuosit, bet tam turi būti natūrali, kuo natūralesnė pati kosmetika, be kvapų, nes bet koks kvapas jis yra sintetiniu būdu, jeigu sukurtas, yra naftos produktas, kuris labai kenkia mums. Šiandien aš apie tą pramonės dalį nekalbėsiu, kaip mums detoksifikuoti savo organizmą, savo kūną ir aplinką nuo visų šitų dalykų, bet pasakysiu tokią paslaptį, kad natūraliai, naudodami eterinius aliejus žmonės savo namuose, natūraliai pereina prie tokio gyvenimo būdo, nes eteriniai išstumia. Aromaterapija išstumia tai, kas mums nebe vibruoja, kas sintetiškai kvepia, pradedam jausti. O iki tol, taip kaip nuo ugnies daug dūmų, kai būna ir mums gali biškiau užbilurint, biškiau, tas dūmas, nepamatom visko, arba jeigu daug triukšmo namie, mes negirdim pro langą paukščių čiulbančių. Tai turim nuraminti tą triukšmą, išgryninti fiziologiją ir tada pradedam jausti. Ir būtent aromaterapija labai prisideda prie šito veiksmo. Dabar aš parodysiu jums iš šitos knygelės išimtą atrinktą dalį, kokie eteriniai aliejai geriausiai tinka kokiu paros metu ir ką mums padės šita schema, ką mums padeda, tarkim, rytas, šita informacija. Žmonėm ypatingai pradėti naudoti eterinius aliejus, kuriems, atrodo, čia tiek tų aliejų, aš turiu pipirmėtę, citriną ir levandą ir kur ir kada man juos naudoti. Tai visų pirma, orientuokimės pagal paros metą, nes skirtingi aliejai turi skirtingą poveikį. Ir labai greitai žmogus intuiciškai pajaučia, koks aliejus, kokį turi tą. Ne visada reikia tos knygelės turėti po ranka. Bet aišku, pradžioje ypatingai tai ir šita knygelė, ar kažkoks žinynas, jeigu po ranką galite nešiotis didesnį žinyną, jis irgi duos informacijos, koks aliejus, koks augalas tiksliau, kokį poveikį turi. Bet labai gražu man irgi būna tiesiog stebėti pagal gamtą, kaip atrodo augalas, arba iš kokios augalo dalies paimtas eterinis, jis tokį poveikį ir turės, tarkim, apelsinų, citrinų. Visų citrusinių vaisių eteriniai aliejai, jie yra išgaunami iš žievelės, spaudimo būdu,
Ir citrinos pagalvokim, kur auga. Jos auga saulėtoj vietoje, ant medžio. Na ir tas poveikis eterinio aliejaus bus lygiai toks pats. Vasara Ispanijoje. Iškart gera nuotaika, saulė, energija. Nemiegot norisi, o kaip tik užsidėti gražią skarelį ir su kabrioletu kažkur važiuoti, palei vandenyną. Tai tokia nuotaika iš esmės, tokia žinutė tas augalas ir siunčia tas eterinis ir iš tiesų jis taip ir veikia. Todėl rekomenduojamas būtent ryte naudoti. Jisai mus atgaivina, suteikia žvalumo, aktyvina. Tai visi citrusiniai, tai tiesiog galim į ryto serumo, jeigu tai nėra vasara, pasitepti. Kodėl sakau, jeigu tai nėra vasara, nes yra citrusiniai aliejai vieninteliai, kurie fotosintetinį poveikį šiek tiek turi ir mums gali sukelti pigmentinių dėmių. Vėlgi šiek tiek paradoksas, nes iš tikrųjų citrusiniai valo ir balina, bet turim vengti saulės spindulių. Tai Lietuvoje rudenį pradėjus nuo rudens, nuo žiemos, čia pasimėgojam paskutiniam nuostabiom dienom greičiausiai, dar jų bus, bet tos saulutės žinom bus mažiau. Ir tada visai gerai pasidaryti tokį veido valymą su citrino eteriniu aliejum, nes jisai po vasaros visokias atsiradusias pigmentinės dėmes labai pradeda paskaidrinti. Tai jis arba su akne turinčiom merginom ar vyram problemų irgi labai tinka odai, nes jisai išvalo. Tai čia toks kaip pavyzdys. Mikrofonas įjungtas, tai paprašysiu išsijungti. Gerai, tai čia nevardinsiu aš visų eterinių, jeigu kažkam labai aktu galite tiesiog savo išsisaugoti, nusifotografuoti arba tikrai pasidalinsiu su jumis įrašu. Kas svarbu per pietus? Tai žodžiu, ryte mums svarbu energizuotis, tai kas padeda pabusti, stimuliuojantis eteriniai. Per pietus mums labai yra svarbu virškinimas. Ir čia ateina iš ajurvedos žinių. Virškinimas tai yra veikiamas ugnies to elemento, kur aš kalbėjau šiek tiek apie jos ugnis, žemė, vanduo. Ir ugnis yra pas visus iš mūsų. Jeigu jos nebūtų, mes tiesiog nuolat nevirškinimo jausmo turėtumėm ir tikrai nebūtų labai smagu. Ir geras virškinimas užtikrina, kad mes neapnuodijom ir ne savo kūno toksinais. Tai nebūtinai, kad turim valgyti toksišką maistą, bet jeigu, pavyzdžiui, suvalgom per vėlai maisto arba per daug persivalgom arba miksuojam, pavalgom, dar nespėjom pralti ir vėl valgom, organizmas nespėja suvirškint, ugnis nespėja susidaroti ir atsideda toksino. Ir daug kitų yra dar momentų, čia kalbant būtent iš ajurvedos pusės, bet ką gali mums padėti eteriniai, jie pritaikyti būtent tie, kurie padeda virškinti amą ajurvedai, kitaip tariant, yra tie nesuvirškinti maisto likučiai arba dar ir kiti toksinai nuo streso, susidaro mums didelis toksinų kiekis organizme, tai padeda apvirškinti tiek skrandyje, tiek limfą. Tai tie eteriniai aliejai, kurie mums padeda, yra imbieras, bergamotė, laimas, pipirmėtė, anyžius, kardamonas. Jie gerina tiek apetitą, tiek iškart paruošia skrandį geram virškinimui. Ir jeigu jau toks po maisto nevirškinimo jausmas, arba mes norim šiek tiek detoksikuoti savo organizmą, tai rekomenduojama tada pavartoti bent 21 dieną. Aš duosiu dar konkretų pavyzdį, receptą virškinimą gerinančių eterinių. Tai reiktų po 1-2 lašiukus su sviestu prieš maistą išgerti ir taip 21 dieną. Pipirmėtės arba kardamono, kalendros, pankolio, kažkurio iš šitų virškinimą gerinančių eterinių aliejų. Apelsinas, laimas, kmynas. Kmynas yra iš tiesų nuostabus eterinis aliejus. Labai dažnai, tai yra tiksliau dažniausiai tie aliejai, kurie tokie, užmesti kažkur gal stalčiui, arba mes jų net neperkam, nes kam įdomus kmynų eterinis aliejus. Atrodytų, jis gal ten tokios neturi kvapo specifinio, nors tikrai jis labai geras kvapas, bet jisai yra superinė sėkla, turinti ypatingai daug antivėžinių savybių, šarminančių savybių, tiek sėkla, tiek patys kmynai, kurie pas mus, žiūrėkit, Lietuvoj, turbūt viena tradiciškiausių sėklų, kurie įeina ir į duoną, ir į daug patiekalų. Tik svarbu mums jos nepamiršti. Aš visada rekomenduoju savo klientam ir pacientam ir naudoti daug kmynų. Arbatas gerti, jeigu gali, tik turit pasižiūrėti, ar nėra polinkio turėti užkietėjusius vidurius. Jeigu taip, kmynai gali sustiprinti tą dalyką.
kad tai tik vienintelis momentas. Tuomet reiktų biški kitas sėklas, pavyzdžiui, pankolį išbandyti, kuris irgi visos sėklos turi tą virškinimą gerinantį momentą. Tai va, kmynai yra vieni iš tų, kur artimiausi mūsų klimatui, kaip sakau, kas arčiausia mūsų, ką išlindę pro namo langą galim rasti augančio, tai tas dažniausiai būna mums sveikiausia ir efektyviausia. Visada stenkimės šitą taisyklę vadovautis. Ir dabar prie popietės pereinant. Jau po pietų mums reikia šiek tiek energijos suteikti savo, tai dažniausiai pipirmėtė, kaip sakau, yra 2 kavos puodelis arba 3, arba 4 arba 5, žiūrint, kiek jūs kavos geriat, bet jinai gali padėti net pakeisti tą kavą ar arbatą, kurios norėtųsi atsigerti. Aš beje čia turiu biškį juodos arbatos su pipirmėtė. Tai atsigersim. Tai pipirmėtė stimuliuoja. Jinai šaldo, stimuliuoja, vėsina. Kitaip tariant, aktyvina, netgi nuima tam tikrą vietinį skausmą, nes jeigu mes juos užsitepsim kažkur ant odos, jinai labai atvėsina, tai tą irgi galima efektą panaudoti. Jeigu stiprus skausmas ir neturim kažko po ranka, tarkim, mėnesinių skausmas, ne moterim, tai pilvo apačioj šiek tiek pastebėt, bet tai nėra tiesioginio poveikio, čia yra antrinio poveikio, nes jis tiesiog atšaldo, jis nekeičia, nereguliuoja tos sistemos, tarkim, kalbant apie hormonus, kuri padėtų spręsti problemą, kad nebūtų tos skausmo. Na va, ir relaksuojantis irgi gali padėti mums popietį, jeigu žmogus, tai dirbo pirmoji dienos pusėje, tai melis arba ramunėlė. Ir vėliau jau pavakarę, jau prieš vakarą, mums šiek tiek dažniausiai norisi grįžti prie to piko, biški grįžti su energija. Tai tada biški vėl reikėtume grįžti prie tonizuojančių, žinom, kad būna tas antra banga, pavalgius norisi sėstos, pamiegot, pailsėti arba pasivaikščioti ramiai. Po to jau lygtais dar čia reiktų kažką padaryti, tai ilangas, nerolį, jazminas, iš tokių aktyvinančių eterinių būtų gerai. Ir arba, jeigu ypatingai kas medituojate, arba pavakarį skiriate laiko savo, arba asanas padaryti, arba sportuoti, lengvai pasivaikščioti, tai tuomet irgi gerai jau pasinaudoti kažkuriuo eteriniu, kuris mums padeda nuraminti mintis ir sugrįžti šiek tiek į save. Frankincensas, sandalmedis, mira, rožė, mirta, kedras, biblijiniai eteriniai aliejai, kurie daugybę kartų minimi ir Biblijoje ir irgi neatsitiktinai, nes jie turi tą labai stiprų poveikį mūsų vidiniam pasauliu ir prisideda. Ir ateinam iki vakarienės, jau čia dabar turbūt šitas metas ir yra, nors dabar gal jau po vakarienės turėtų būti. Harmonizuojančių ir gerinančių virškinimą vėl gali prireikti eterinių, jeigu vakarienę valgom, tai vėl kardamonas, bergamotė, anyžius ir panašiai. O nakčiai nusiraminti ir padedančių užmigti eterinių siekiame, tai dažniausiai ramunėlė, levanda, būtų melisa, sandalmedis, mandarinas, matom, kartais yra čia eteriniai, kur atrodytų, taigi mandariną iš ryto prie citrininių naudojam, bet yra tam tikri eteriniai, kurie turi tiesioginį poveikį ir netiesioginį. Ir beje, šioje knygelėje jie yra suskirstyti skirtingom spalvom, kas jau turite, galite atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, aš atsiverčiu vietą į galvos skausmas ir matysim, yra žaliai suvardinti pradžioje eteriniai aliejai ir po to tamsiai ir po to mėlyna spalva. Reiškia, pirmi yra tiesioginio poveikio, kurie būtent padeda susireguliuoti kažkur balansą arba tą priežastį tos galimo galvos skausmo, čia kaip pavyzdį, tik sakau, nuimti, o netiesioginio, kuris tiesiog, tarkim, pipirmėtė gal atvėsins ir nuims tą išoriškai. Tai mandarinas, jisai suteikdamas mums džiaugsmų ir atpalaiduodamas, beje, tai vienas iš saugiausių eterinių aliejų, kurį net vaikam mažiem galima naudoti. Suteikdamas mums džiaugsmą, jis mus atpalaiduoja taip, kad žmogus daug lengviau užmiega ir išsimiega. Tai toks ir būtų tas netiesioginis poveikis. O tiesioginio poveikio, žinom, levanda, kedras, paiknartas būtų irgi tiesioginio poveikio, kurie tiesiogiai, kedras, pavyzdžiui, tiesiogiai stimuliuoja konkorežinę liauką esančią smegenyse per vidurį. Egiptiečiai ją vaizduoja kaip trečią akį, nes jinai yra būtent va čia, jeigu pasižiūrėsim, tai va ir kedrų galite prieš miegą pasitepti čia arba padus, jeigu norite gerai išsimiegoti, nes konkorežinė liauka atsako už miegą.
už miego kokybę, kadangi jinai išskiria melatoniną. Kai jinai yra aktyvi, skiriasi melatoninas, miego hormonas ir mes įmingam labai giliai. Taip, kad neatsitepkit kedrų, jeigu reikia anksti atsikelti, nes, galite įmigti taip, kad bus sunku tiesiog išeiti iš to miego. Bet jeigu yra problemų su miegu, tai yra tobulas aliejus. Na ir šiek tiek tada dar receptų. Pradžioj pasižiūrėsiu dėl balansų atstatyti pagal panaudojimą eterinių aliejų, kaip mes galime juos naudoti skirtingom funkcijom. Tai pavyzdžiui, dažnai nesusimastom, kad ką tepam ant savo odos, tikrai garantuoju, kad mes čia visi susimastom, bet žinom, būna žmonės nesusimasto, nes jeigu parduoda parduotuvė, tai reiškia viskas labai gerai, bet visa ta cheminė lentelė nesusigeria į mus, todėl atsakingai turime rinktis. Net ir kvapas, jeigu ten jis yra netikras, kaip minėjau, jisai mus veikia negatyviai iš tikrųjų. Ir labai svarbu atsirinkti, kad tas poveikis būtų pozityvus. Tai pasirinkę eterinius aliejus, kurie gerina ir odos savybės ir tuo pačiu mūsų emocinę pusiausvyrą per limbinę sistemą, mes turėsim 2 viename. Ir skaistesnę, lygesnę arba švelnesnę odą, arba kaip tik su mažiau spuogų. Ir tuo pačiu mes nuolat tą emocinį savo lygmenį balansuosim ir balansuosim došas, tos elementus esančius mūsų organizme. Ir bet kokiu atveju, kadangi eteriniai aliejai, kaip sakėm, labai kelia energiją, yra labai energetinio dažnio aukšto produktas, mes visą laiką jau po biškį jausimės vis geriau. Ir kai naudosim nuolat, bet po biškį, tas balansas bus visą laiką palaikomas. Pasižiūrėkim, kokie pavyzdžiai galėtų būti odai. Aš čia paėmiau tik tai sausos, riebios ir mišrios odos. Knygelėje yra visų odos tipam išvardinti eteriniai aliejai ir problematiškos ir čia nėra dar odos. Ir senstančios, vystančios odos problematikai ir nuo raukšlių ir taip toliau. Tai aišku, matom, aš čia paryškinu būtent irgi tokiu principu ir knygelė yra nurodomi viena spalva pirmieji, kurie stipriausią poveikį turim, tarkim, mišriai odai palmaros arba palergonija. Mišri tai dažniausiai būna ta zona ir riebi, reiškia šitie aliejai, jie šiek tiek tokį turi vos džiovinantį poveikį, reiškia tą vietą nudžiovins. Na ir odai yra tobulai, kadangi suteikdami daug deguonies, prisotina ląsteles, deguonies ir pagerina kraujotaką ir ląstelės tuomet iš karto džiaugiasi. Ir įdėjau tokią mažą formulytę, čia nesuklaidint jūs, o tiesiog, jeigu kam kyla klausimų, kaip tos eterinius tepti, tai nelašinam, netepam tiesiogiai ant odos, visada naudojamės atsargiai ir ypatingai, kai tik pradedam naudotis arba patariam kažkam. Ir geriausia išbandyti kažkur ant riešo arba ant vidinės kūnės dalies ir su baziniu aliejum visada miksuojam, maišom. Ir bendra taisyklė yra 2% praskiesti, reiškia, jeigu 10 ml paimam buteliuką bazinio aliejaus, aš, man atrodo, ir įdėjau kokie ir baziniai. Bazinis tai yra tiesiog nešiklis, kadangi eterinis tirpsta riebaluose, mes įlašinam į kitą augalinį natūralų aliejų. Tarkim, šiuo atveju, jeigu 10 ml bazinio aliejaus, tai maždaug 4 lašus eterinio. Tai priklauso, maždaug sakau, nes priklauso nuo kokio tirštumo, labai tirštus eterinius jų lašinam mažiau, jeigu skystesnis levandos, tai galim ir 6 ar 8 įlašinti. Ir jeigu didesnis buteliukas, tai faktiškai irgi perskaičiuojam. Ir jisai ištirpsta tame riebalinėme nešiklyje ir mes jį dedam ant odos, arba tai būtų veido oda, arba viso kūno ant drėgnos, ne ant sausos, nes čia iškart kosmetologės visas sukyla, kad riebalai užkemša poras ir nieko čia nepadės. Turim tepti ant drėgnos odos, aš rekomenduoju tą daryti nusiplovus veidą arba po dušo, jeigu visą kūną. Ir paimam, tarkim, to pipetę vieno jau, nes kai pasigaminam, jau yra pagamintas, galima daryti iš karto vonioje, ne pipetė bazinio aliejaus ir 1 lašiuką arba 2 eterinio, tada biškį didesnė koncentracija bus, jau kol niekas nemato, bet pasitepam taip ir tada ant šlapio kūną tiesiog nusivalom. Kol kūnas šlapias, poros atsivėrusios ir oda šiek tiek kitos struktūros ir jinai sugeria iš to riebalinio mūsų kremuko ar lociono
naudingasias savybės ir mes naudojam, aišku, ne paprastą, ne saulėgrąžų aliejų, ne rapsų aliejų, o parenkam iš tų gerų, kokybiškų kosmetinių aliejų, tarkim, jojobos ar simoncijų ar saldžiųjų migdolų. Yra daug įvairių tikrai tų aliejų mes galim pasirinkti, kurie taip pat turi dar savo savybių. Maitina odą, turi ir antioksidacinių savybių ir aš beje dar būna įsilašinu ir papildomai vitamino E arba erškėtrožių aliejaus, paprasto tokio oranžinio, tik ne per daug, nes gali kitiem rodyti, kad kažkas atsitiko su jūsų veidu, nes pageltonuos, tiesiog nusidažys. Tai jie turi antioksidacinių poveikių ir tai dar suteikia didesnį E, A vitamino poveikį. Ir naudojam taip ryte, vakare ant drėgno veidą arba ant drėgno kūno, žiūrint, koks tas norimas poveikis. Tarkim, aš jeigu gaminuosi eterinių aliejų mišinį hormonam reguliuoti, irgi tepuosi po dušo ant drėgno kūno, kad įsigertų. Jeigu aš eterinį naudosiu be bazinio aliejaus, tiesiog užsilašinsiu, dalis jo išgaruos. Eterinis aliejus nėra aliejus, tai yra eteris, jis labai lengvai garuoja, bus labai geras aromaterapinis poveikis, prakvips visą vonę, bet tam momentui jisai bus. Skirtingais momentais mes skirtingai parenkame, jeigu mums reikia grinai plaučiam padėti, kvėpavimo takam, tada mes tiesiogiai jau kvėpuojam virš garintuvo, atsisėdę 10 minučių kokių pasirinkę tam tikrą eterinį. Bet tarkim, jeigu mums reikia per kraujotaką, hormonus padėti biškai tą balansą statyti, tada tepamės su bazė. Na ir dar keli pavyzdžiai, čia vairiausių gali būti problemų pagalba ir tarkim celiulitui atrinkau jums būtent tuos eterinius, kurie padeda, tai reiškia išsitrinti probleminės vietas po dušo. Galima pasidaryti skrabą su druska ar cukrum ar kava ir įsilašinti ten tuos kelis lašus eterinio, įsidėti biškai jojobos aliejaus ar simoncijų ir įsimasažuoti gerai tas probleminės vietas. Ir beje, labiausiai, iš tikrųjų, daugiausiai mokslinio tyrimų su greipfrutu yra padaryta, nes greipfrutas, kaip ir visi citrusiniai, turi specifinę medžiagą, D-limonelą, kuris naikina, tai yra jis tiesiog autofaguoja, suvalgo naftos produktus, jis suvalgo toksinus ir jis tuo pačiu autofaguoja biškai riebalinės liaukas. Ir su greipfrutu daugiausiai yra atradimų įrodyta, kad jisai efektyviausiai veikia, būtent mažinant netgi svorį metant moterim ar celiulitą profilaktikai, įsitrinant, jisai tiesiog padeda. Aišku, turim daryti ir kitas su tuo susijusias priemonės ir judėti ir nusimti kruasanus nuo savo pusryčių meniu, bet tas poveikis tikrai yra greitesnis, kai dar įsivedam biškai padedantį eterinį aliejų. Jo, čia apie celiulitą, tarkim, dar gan aktuali tema, visom moterim, kad celiulitas, aišku, atsiranda, kaip daugiau kūne atsiranda ugnies ir jinai užsikemša nuo toksinų. Tai yra, jeigu mes ilgiau stresuojam arba dėl kažkokiu būdu, gal nelabai sveikai maitinomės, daug tų gali atsitikti dalykų, kai biškai toksiškumas padidėja kūne, jaučiam, tada ryte būna kokie sunkiau atsikelt, mažiau išsimiegam, tokia patinė, biškai protas toks vangus, reiškia, biškai reikia mums atsibalansuoti, reiktų pavalyti organizmą, žarnyną, susireguliuoti žarnyno bakterijas ir tada automatiškai pavartot kažkokią eterinę virškinimo ugnį pagerinti ir automatiškai mažės toksiškumas ir pita, ugnies energija, jinai vėl atsilaisvins. Nes jinai gali kelti uždegimą, kadangi pita yra ugnis, kai jinai užsikemša, didėja uždegimas. Na ir jeigu polinkis yra į celiulitą, tai per ten jis ir kirs. Jeigu, tarkim, polinkis į kraujo spaudimą didesnį, jis kirs per ten, didės kraujo spaudimas irgi. Energija pulsuos į tą pusę. Šiek tiek dar porą receptų veido aliejui ir kremui. Tai, tarkim, būtų 5-7 lašai eterinio į 30 ml bazinio. Ir, kaip sakiau, dar vitamino įlašinčiau ar kažkokio erškėtrožių aliejaus. Tai tų receptukų tikrai mes parinkt galim ir renkamės pagal tai. Pasirenkam tiesiog tą eterinį aliejų, kuris mums atrodo labiausiai patiktų ir kvapas turi visgi patikti ir jį panaudojam. Taip pat galime daryti mišinius. Mišinius reiktų žiūrėti biškai, kad jie būtų darnoj. Aš, pavyzdžiui, darau tokį mišinį. Rekomenduočiau vis tiek, kad
kiekvienas aliejus būtų skirtas odai, mes tą irgi galim pasižiūrėti ir šitoj knygeliai. Ir atsirenkam tuos, kurie mums patinka ir, tarkim, ten tikrus santykius susimiksuojam, gaunasi toks kaip kvepalų elementas. Taip, tai dar čia trumpai biški pereisiu per kitus panaudojimo būdus, kaip mes galim tą aromaterapiją įveiklinti. Tai veido garų vonę daryti, 2 litrus karšto vandens, 1-2 lašus tam tikro eterinio aliejaus įsilašinti, pasirinkto pagal norimą poveikį. Gal mes norim kvėpavimo sistemai savo padėti, tai tuomet būtų pušų eterinis aliejus arba spygliuočių kažkokių. Dažniausiai visgi, kaip sakiau, kaip yra gamtoj. Medžiai, jie kvėpuoja ir jie reiškia ir mums, jeigu iš lapų yra eterinis aliejus, jis ir mums teiks tą patį poveikį, gerins kvėpavimą. Arba šlamučio eterinis aliejus, jis nėra iš medžių, jis yra iš tokių geltonų žiedelių, bet šlamutis yra vienas iš vertingiausių eterinių aliejų, kuris, vadinamas dar nemirtinguoliu, besmertniku, rusų kalboje, jisai immortel, lotynų kalboje taip pat. Jisai regeneruoja labai stipriai audinius, regeneruoja iki tokio lygio, kad tiesiog suauga nutrūkusios sausgyslės ir čia iš asmeninių patirčių mes žinom šitų variantų. Ir mums gali padėti, bet reiktų jo tada panaudoti intensyviau. Naudojame eterinius aliejus nuo mėnesio iki 3 mėnesių. Maksimum. Po 3 mėnesių būtinai turim daryti ilgą pertrauką. Bet tada tas poveikis būna labai efektyvus. Tai dar trupučiuką pasižiūrėkim, galim į vonę lašinti. 5-6 lašus, iki 15, sakyčiau 15 gal kiek jau toks intensyvus bus aromaterapijos vakaras, į druską arba į pieną, kaip jokios, kažkokį nešiklį, geriausiai visgi į druską, turbūt, nes jis ištirpsta druskoje, pasiskirsto, ir tada mes pabūnam tokioj vonioj, sumažinti galim raumenų įtampą. Ir po dušo, kaip sakiau, 2-3 lašai po dušo ant bazinio aliejaus ir įsitrinam kūną. Čia yra pats geriausias būdas naudoti eterinį aliejų, kuris ir odai labai naudingas, ir mūsų emociniai sveikatai, ir fiziologijai. Tai tiesiog vėlgi pasirenkam, tarkim, palergoniją, arba kvapnusis šalavijas, arba Young puikus yra mišinukai Lady Sclareol arba Sclarescens. Moterims skirti hormonam balansuoti, tai yra tobulas mišinukas arba Progescensas dar, kurio tiesiog lašą 2 mes užsitepam su baziniu, pasiskirstom pilvo apačioj, krūtinės srity, iškart tas visas emocinis pakilėjimas ir balansuojami hormonai. Tiesiog atstatinėjama natūraliai progesterono ir estrogeno pusiausvyrą. Ir pats vienas iš dar populiariausių būdų yra kvepalai. Tai pasigaminti mėgstamus kvepalus būtent iš eterinių aliejų. Skiedžiam su baziniu, 10-30 lašų, jau dedam daugiau, kad būtų intensyvesnis ir tiesiog nešiojam su savim, kur mums reikia, vis pasitepam ir vėlgi bus visą laiką terapinis poveikis. Gaminant kvepalus mes, aišku, miksuojam šiek tiek daugiau, tai toks būtų receptas iš 3 bazinių natų suderinti. Čia trumpai aš labai, aišku, prie to prieinu, nes kvepalų gaminimo mes atskirą ir webinarą turim. Tai, tarkim, viršutiniam natom citrusai, levanda, cinamonas, viduriniam natom kažkokias gėlės arba pipirinės natos, kardamonas ir bazinė nata būtinai turi būti tokia, kaip ta žemiškoji, kaip ir tos mūsų 3 došas. Tai medžio, sandalmedis, myra, pačiulis. Ir atrinkau jums kelis receptus, būtent tam tikriem, gal, kaip sakyčiau, paskatinti ar emociniam, ar vidiniam balansam, tai ar džiaugsmui, ar dėkingumui, hormonams, pagal ką mes galim sakyti, kad čia dėkingumui aliejus. Tai visų pirma, galim pažiūrėti vėlgi žinyne, pasižiūrėti mūsų naujojoj knygeliai, tarkim, eglė, pačiulis, greifikas, jie visi mus skatina gerą nuotaiką, gerą emociją. Aš dabar apie šitą kalbą mišinuką. Pakilėję, reiškia, visada bus širdies atverimas, tai skatins dėkingumą. Na ir žinom, kad šitų jausmų mums reikia, norint išeiti iš priešingos emocijos, jeigu užstrigom kažkur. Tai pagaminkim savo ir savo draugui ir draugiai eterinių aliejų tokį mišinį, padovanokim mažą buteliuką ir tai tikrai bus jam labai didelė parama. O čia mano mėgstamiausias yra mišinukas hormonams reguliuoti.
Tai vanilė, palergonija, vetiverija. Jeigu norim stipresnio hormoninio poveikio, pakeičiam palergonijos, dedam 10 lašų ir porą lašų vanilės ir vetiverijos. Vetiverija gerai labai balansuoja ir įžemina. Taip, ir čia kosmetikoje, daugelis manęs klausia, ar galima į kosmetiką dėti eterinius. Galima, bet reiktų, kad ta kosmetika būtų be kvapų, nes kitaip ten bus ir tų cheminių dalykų, mes dar eterinių įdėsim, tai negadinkim jų, geriau atskirai eterinius panaudokim, o jeigu ten labai ta kosmetika prikimšta visko, tai atidėkim ją kažkur ir naudokim kažką natūralesnį. Na ir į pabaigai dar kelis noriu receptukus, čia nusimušė į raidį, receptus specifinėm funkcijom, būtent aš parinkau, kas aktualu yra šiuo metu. Čia tikrai tik kelis dėjau, jų ir knygelį rasit, ir arba mano kituose webinaruose irgi galite ir pasižiūrėti, kur apie miegą kalbu, arba mano mokymuose. Tai labai aktualus yra dalykas imuninės sistemos palaikymas. Ypač dabar, artėjant rudeniui, Covidas pasirodo niekur nedingo, kažkas čia man sakė, aš galvoju, jau jo nebėra. Tai naudoti reguliariai eterinius aliejus, nes reguliariai naudodami palaikysim imuninę sistemą balanse. Bet kaip kai kurie išmintingi žmonės sako, vien eteriniais mes nieko nepadarysim, ir tai yra tiesa, naudokit kiek norit, bet jeigu ne miegosim gerai, nesilsėsim kokybiškai, neišmesim šlamšto iš savo šaldytuvo, spintelių, kosmetikos spintelių, virtuvės spintelių, turim būti sąmoningi. Tas sąmoningumas ribų neturi, tai reiškia nuolat yra kur augti. Ieškoti, kas dar man trukdo ir kas man netrukdo. Nes iš tikrųjų mes dažniau savo trukdom ir kenkiam pridėdami, ko nereikia, negu ten, kad kažko dar nedarom. Dažnai labai kaip tik mums reikia, kaip sakoma, pamiršti kai kurios dalykus, kuriuos buvom išmokę, nes gal jų per daug mums yra ir taip toj galvoj daug visko nešiojam. Ir beje, kalbant apie galvą, tai yra pagrindinis irgi momentas, kuris, žinom, mums kelia visus negalavimus. Tai, bet imuninė sistema, jinai irgi susijusi ir su galva, viskas susijęs su galva. Ir šitie eteriniai aliejai, kurie čia yra surašyti, arba mišinukai Tyfsas ir RC, jeigu žiūrėsim iš Young Living kompanijos, yra būtent tie aliejai, kurie dabar jau rudenį turėtų atsidurti pas visus, ir karts nuo karto juos tiesiog garinam, panaudojam intensyviau, jeigu jau jaučiam kažkokius simptomus, jeigu biškį ten gerklė jau pradeda skaudėti ar prastai jaučiamės, tai tiesiog Tyfso porą lašų su medum ryte vakare išgeriam ir tas irgi mums tikrai padėtų. Nemigai, ką aš rekomenduočiau, tai vetiverija, 10 minučių kvėpavimas garais prieš vakarienę, o sandalmedis, levanda, vetiverija arba kedras, kaip sakiau, tie eteriniai, kurie mums tiesiogiai įtrinus, sakyčiau, įtrint padus labai efektyvu, padeda nuo nemigos prieš miegą. Vaiknardas yra labai stiprus eterinis, būtent jis masažavosi į šitą vietą kaktos viduryje, vieną lašą ir paskirsčius iki smilkinių, jisai ypatingai sedatyvinį poveikį, kaip valerijono pokvapis. Visi nardai, jie labai sedatyvūs. Ir jeigu į nuovargį pažiūrėsim, irgi dažnai gali ir rudenį užklupt nuovargis, tai reiktų išvedinėti save iš tos būsenos ir šiek tiek energizuoti, ieškoti to pagalbos, tiek eterinių pagalba, tiek judėjimo prasme. Būtinai judėti, o iš eterinių padėtų citrinžolė, labai būtų gerai kūno masažas, arba jeigu savo, tai tiesiog padus įsimasažuoti. Beje, juodųjų sesamų aliejus yra labai efektyvus, pats efektyviausias aliejus, jeigu norim toksinus naikinti. Tai būtent įsigykit juodųjų sesamų aliejus, jis yra toks klampus ir specifinį šiek tiek kvapą turi, bet jisai ajurvedoj labai naudojamas. Jeigu norim kūno aliejavimą atlikti, tai įsialijuot prieš dušą su, tarkim, citrinžolė arba kitų eterinių ir tada įsigeria jisai stipriai, sauso tada kūną ir einam į dušą praustis, nuplaunam visą, bet ką jis padaro, jis labai mus ir žemina, nuramina, nes nuovargis, nerimas, depresija dažnai nuo pakilusio mūsų vidinio vėjo gali būti nuo to elemento, kuris gali mus šiek tiek išskraidinti, arba atvirkščiai, jeigu per daug žemės, jeigu per daug žmogus įsižeminęs, nurimęs, bet ant tiek, kad jau nuo sofos nenulipa, tada reikia judėsi. Tas
viduriukas turi būti. Ir tada irgi lemongrasas arba vintegrynas irgi įtrauktas į šitą sąrašą. Čia irgi paėmiau iš šitos knygelės ir citrinžolė, ta pati lemongrasas. Tai difuzoriuje garinti ryte ir vakare. Labai irgi stimuliuoja. Ir pabaigai apie nerimą, nemigą ir depresiją. Tai yra rudens visgi simptomai, atsitinkantis dažnai tamsiuoju paros metu ir jie visi trys eina iš tikrųjų viename. Būna arba vienas, arba kitas, bet dažnai labai yra susiję. Todėl mes turime imtis tų bendrų priemonių, jeigu norim tikrai padėti sau arba kitam. Nes iš tiesų depresija tai yra energijos nebuvimas tam tikros sistemų. Nėra ūpo, nėra valios, nėra motyvacijos ir žmogus įsipina į tą tokį žemo energetinio dažnio liūną. Ir eteriniais aliejais mes galim jį labai stipriai kilstelti. Reiktų tepti frankincensu arba stress away, jeigu norėtumėm pasirinkti mišinuką. Citrinžolė, imbieras, levanda. Masažuoti kūną arba pėdas. Nepulkim iš karto prie jazmino arba ilango, nes žmogui, kuriam yra stiprus nerimas arba stiprus tas negatyvus kažkoks jausmas, jisai labai stipriai rezonuos. Pernelyg didelis skirtumas. Šie eteriniai aliejai, jie turėtų būti po to įvedami šiek tiek. Man atrodo, aš turiu, šitoj skaidriai, čia kompleksinis gydymo kabutėse, mes tiesiog atbalansuojam, o negydom. Pavyzdys, kaip mums reiktų su šitom būsenom susitvarkyti, taip tariant. Tai tam tikrų aliejų rekomenduojama pagerti ir į vidų. Kaip sakiau, 21 dieną, maksimum 3 kartus kartuojam tą ciklą, darydami po savaitę pertraukos. Jie padės mums tai yra tuos toksinus detoksifikuoti, nes faktas, kad žmogus, jeigu jis jau įsivelia į stiprią nemigą ar nerimą, jau jam yra įsipynę daugiau simptomų. Ir aliejai, būtent bergamotė, jazminas, rožė, taip, jie yra priskiriami prie antidepresinių, bet juos reiktų tuos labai stipraus kvapą naudoti palengva. Ir pradedant nuo padų, ir kai jau žmogus po biškį pradeda jaustis geriau, mes galim kažką įtraukti ir į garinimą, ir būtent čia varijuoti per dieną. Tarkim, biškį pakėlėti pojūčius, pagerinti miegą vakare, ryte stabilizuoti emocijas ir parengdami tam tikrų eterinių aliejų rinkinį, kaip aš darau, arba rekomenduoju daryti, žmogui duot pauostyti. Geriausia būtų tų eterinių ir jis pasirenka 1, 2, 3, kurie malonesni. Jeigu sako visi šūdas, kartais tai būna, ypač jeigu labai bloga nuotaika, tai tada iš tų visų nepatinkančių vis tiek paprašau atrinkti jau, kuris būtų jau ten blogiausiu atveju šitas. Dažniausiai kokią nors pipirmetę arba toks tradicinis atsidūrė tada ant staliuko. Ir aš palieku ir tuos kitus, kuriuos rekomenduočiau, ir tada po savaitės, po 2 jau būna, žmogus pradeda jį vis tiek kažkiek naudoti. Mano patarimas - užlašinti lašą, jeigu žmogui labai nepatinka atstumimo reakcija, ant vatos tamponėlio ir padėti, tarkim, prie kompiuterio, jeigu jis dirba prie kompiuterio. Kažkur šalia. Jisai garuos ir po biškį poveikis vyks ir transformuosis viduje, nes jeigu labai, labai stipri negatyvi energija, faktas, kad eterinį matėm kokiam lygmenį aukštumo, temps baisiai ir tas tempimas tikrai jis labai nepatiks, nes skirtumas, nes mums nerezonuoja, mums norisi tuo metu būti tarp tokių pačių kaip mes, negatyvių, burbėti ir kad mūsų klausytų, ne? O mums reikia ištraukinėti tą emociją, tai po biškį arba padai, arba ant vatos tamponėlio, o po savaitės, po 2 jau visi aliejai kotiruojasi į mėgstamus, nes dažnai dar tai būna žmogui, kuris pirmą kartą ateina į aromaterapiją. Kas čia tokio kvepia, kas čia keistas kvapas, nes jeigu žmogus pratęs prie sintetinių kvapų, vėlgi ta uoslė yra išderinta, bet kai susiderina, tai abejingų nebelieka, mes visi puikiai tą žinom. Na ir daugiau tų patarimų tikrai yra ir knygelė, aš jau dabar, man atrodo, ir viršiau laiką, tai nebeisiu prie jų, tai tik taip priminsiu. Knygelę mes jau gavome, jau jinai antras leidimas atkeliavo į Lietuvą ir šią savaitę visi, kas užsisakė, mes pradėsim ją siųsti ir manau, per šią savaitę tikrai visi gausite. Jeigu kažkas užsisakinėjote ar dar neužsisakėte, tai tą galite padaryti tiesiog
parašė žinutę, arba yra tokia nuoroda, aš ją pasidalinsiu, kur galima užregistruoti, nes ją siunčiu paštomatu, kol kas mes dar puslapio parengę pardavimui neturim, tai tiesiog atsiųsiu duomenis dėl apsimokėjimo 25 eurai viena knygelė ir plus 3 eurai už siuntimą bet kur Lietuvoje, tai nesvarbu kiek tų knygelių yra, tai 3, jeigu labai daug, tai ten iki 5 eurų būna, bet dažniausiai 3 eurais mes tikrai išsisiundinam ir kelių dienų bėgyje jūs ją turėsit. Na ir kaip žadėjau, dar prieš jau perinant prie klausimų, čia tradicinės mano skaidrės eina su mano paslaugom, jeigu kam aktualu, tą, ką aš dabar kalbėjau, aš viską ir darau praktiškai ir padedu ir susireguliuoti ir mitybą, ir balansas, atpažinti savo došą ir biškai pavedu žmogų, koks turėtų būti jo tas dienos rutinos režimas. Na ir aš turiu 12 paskaitų aromaterapijos kursą, kuris dabar yra online, įdėtas tiksliau į uždarą sistemą. Bus išsamus laiškas su nuorodom į visas paskaitas ir metodinė medžiaga ir jūs galėsite savo laisvų laikų, tada, kada patogu, tiesiog pasižiūrėti ir po biškį judėti tą linkmę, tai ten viskas įeina ir beje iš šito kursą įeina ir asmeninė konsultacija, nes kurso metu mes privalom žinoti savo došas, tai aš kiekvienam dalyviui padedu tą padaryti. Tokios naudos buvo. Kaip visada būna šiek tiek daugoko informacijos tokio pobūdžio webinaruose, nes norisi pasidalinti receptais, duoti tų eterinių aliejų sąrašų ir tada žmogui būna dažnai atrodo viešpatė, tai kaip čia dabar įsimint. Tai tiesiog ramiai, viskas ateis natūraliai, naudojam po biškį vieną kitą eterinį aliejų savo aplinkoj, domimės, skaitom, tikrai labai rekomenduoju ir šią knygelę užsisakyti, dabar mes jų vėl turėsim tam tikrą skaičių, bet ribotas kol kas dar tas skaičius ir jeigu galvojat arba kažkam padovanoti per kalėdas tas pačias, kurios jau atėjo, tai puikiai dovana, bet jinai yra inkrustuota auksu, pasakysiu kiek karatų, 22 karatų auksu, todėl spausdinama specialioj spaudykloje Šveicarijoje, kas turi tikrai visi labai džiaugiasi ir aš pati, nes labai naudingas ir malonus rankai dalykas ir šitas projektas yra mūsų kartu su Lietuvos transcendentinės meditacijos centru. Prisidėjau daugiau žmonių prie šito projekto įgyvendinimo, kuriem aš labai dėkinga esu, nes šitą knygelę tarnaus mums Lietuvoje visą gyvenimą iš tikrųjų. Matėm dabar prisilietėm, kiek mums naudos gali duoti aromaterapija ir aplamai savęs pažinimas ir terapijų naudojimas. Tokias taip mes turim jas naudoti, nes ačiū laikyti. Taip kad ačiū labai ir jeigu yra klausimų, dabar arba niekada šį vakarą. Aišku, imunitetą mes stiprinam labai kompleksiškai. Pas mane visas atskiras valandos su pusė webinaras yra tik imuniteto stiprinimui. Nes faktas, kad turim tam visam balanse būti ir poilsis be galo svarbus pirmoj vietoj, nes tik tada jis bus stiprinamas. Bet kalbant apie eterinius, tai užtenka garinti ryte vakare ir atėjus rudeniui ypatingai ir kvėpuoti, nes imunitetas ir jeigu kas kalbama apie rudens, žiemos sezono ligas, infekcijas, jos eina kvėpavimo keliu, oro lašeliniu būdu plinta virusai. Todėl per kur jie plinta, per ten mes turim ir juos atakuoti, todėl kvėpuojam tyvsą arba gvazdikėlį arba kažkokią eterinį aliejų, kuris antivirusinių turi savybių, mes galim ant pečių užsilašinti išeidami, kad garuotų, jisai tada biškiai apsaugas. Kai per koronaviruso infekcijos laikotarpį į vidinę kaukės pusę įsilašindavom vieną lašą. Taip gerai būtų, kai netyvsas būtų, nes jis pageltonuoja ir tikrai labai neestetiškai atrodo. Tai čia vienas kartas tik tai buvo išbandėm. Bet tai tiesiog arba pasigaminam, arba yra ir tyvs, žinom, toks purškiklis, kuris gali padėti kažkur esant pasipurkšti. Arba tiesiog į vidų vieną lašą tam tikro eterinio aliejaus arba jo mišinio, būtent iš tų mišinių, nes žinom, tyvsas, tarkim, vienas stipriausių antivirusinių mišinukų būtent tai pagalbai. Ir eukaliptai. Eukaliptai ir eglės spygliuočiai. Ką jie daro? Jie turi monoterpeno, kuris aktyvina plaučių alveolės. Tai yra mes įkvepiam ir spazmuoja. Jeigu įkvėpsit gerai dabar eukalipto radiatą, jeigu kas turit prie savęs, užsikosėsit.
tai nėra blogai, tai yra gerai, nes reiškia, tuo metu spazmas įvyko alveolėse ir mes kosit pradedam ir išmeta tai, kas ten giliau, kokie skrepliai, o virusas tirpsta seilėse ir ypač jeigu seilės labai tirštos, jeigu žmogus daug valgo saldaus, miltų, labai daug baltymų, jie sudaro tokį mukozinį darinį mūsų organizme, aplamai ryte atsikeliam ir išsikosėt turim. Tai reiškia, čia toks kaip skatina tokį užterštumą ir virusai tame tirpsta ir dauginasi ir tada didesnė galimybė jiem išplisti. Tai tie tokie eteriniai aliejai, kurie skatina tą išmetimą, jie mums padeda iškosėti tą ir aktyvindami plius plaučių kraujotaką, aišku, ir gerina tenais ir deguonies pasisavinimą. Tai stiprėja ir gerėja situacija tokiu būdu. Dar vienas mano receptas rudenį ir žiemą - citrinų eterinį aliejų. Iš ryto pasitepkite saulės rezginį, vieną lašą. Tiesiog atsibudot ryte, atėjot dar tamsų vandenį šiltą šildot, nes vandenį šiltą tai geriat visi turbūt. Aš neklausiu, bet būtinai gerkit šiltą vandenį reguliariai, gurkšnokit tiesiog, jisai balansuos tą virškinimo ugnį ir labai mums yra naudingas. Bet kol mes laukiam to arbatinuko, mes paimam citrinos eterinio ir vieną lašą ant saulės rezginio, tai jis yra va šitoje vietoje kažkur. Ir įsitrinam visų pirma labai malonu, jau kitą dieną jau iškart norėsis vėl tą daryti ir visų antra dar, kadangi jau žiemą bus tamsu, žadina jis mus labai. Ir būdamas čia, kaip sakiau, citrusiniai jie detoksifikuoja labai, jie po nakties visus toksinus esančius limfų iškart pašalina ir stiprina imunitetą. Nes imunitetas bus stiprus natūraliai tada, kai mes būsim balanse. Kad būtume balanse, mes nuolat turim biškį tuo rūpintis. Bet kalbant būtent apie eterinius, jau vėliau labai geras tavo klausimas, tai naudojam arba garinam, nes jie dažniausiai yra labai tie imunitetai, antivirusiniai, jie yra aktyvesni, mes tarkim čiobrelio tikrai ant kūno nesitepsim ir knygelėje galite rasti rekomendacijas, ko nedaryti, nes žinom, kad kiti ir cinamonas, jisai tarkim irgi labai aitrus odais, deginantis aliejus. Bet jį mes biškį pagarinam, nes su kažkokiu arba patį vieną ir tam ore įvyksta deguonies ir apsivalymas ir antivirusinis poveikis. Dėl to, kad čia panašiai, jeigu mes, ne tas pats poveikis, kaip, tarkim, kai vartoja žmogus antibiotikus, žinom, ir ilgiau, jeigu jis dažniau bet kam naudotų juos, įvyksta rezistentiškumas, ne? Bakterijos ar virusai išugdo atsparumą tam tikram vaistui. Tai taip yra ir su eteriniais, jeigu mes nuolat labai daug kapsėsim, organizmas tam tikrų būdų pripranta biškį ir prisitaiko, nes organizmas, aplamai viskas gamtoje yra labai adaptyvų, labai adaptyviai prie visko mes prisitaikom, mūsų nervų sistema taip sukonstruota, kad prisitaikytų ir eterinius aliejus, kai naudojam, todėl svarbu reguliarumas, nes, tarkim, pasirenkam ramunėlę, naudoti norim šiek tiek susibalansuoti hormonus ir geriau jaustis, nebūt taip išdaužytėm, ne, tarkim, emociškai aš labai išsidaužius, nervuota, hormonų iškėlė, ramunėlę dabar naudosiu nuo rytojaus. Nuo rytojaus naudoju 3 kartus per dieną, pasitepu ryte ar vakare dieną, žiūrint pagal tai, kokį aš tau susidarau tą planą, 21 dieną, kiekvieną dieną reguliariai, ne tai, kad vieną dieną, po 3 dienų vėl. Reiškia, organizmas gauna nuolat dozę labai stiprios medžiagos, nes žinom, kad eteriniai labai koncentruoti ir matėm, labai stipriai veikia. Ir tada vyksta poveikis. Tada darom savaitės pertrauką, organizmas atsiresetina ir plus savaitės tos pertraukos metu mes galim įvertinti pokytį. Jeigu jis įvyko, ar nevyko, ar gal kaip tik jis blogas kažkoks, mums gal ten jau dirgina tas aliejus. Ir tada galim kartoti dar 21 dieną, vėl pertrauką ir taip maksimum 3 kartus. Čia tokia yra rekomendacija, būtent iš vedinės aromaterapijos perspektyvos. Ne per ilgai, bet reguliariai. Ir su pertrauka mes galim įsivertinti poveikį, gal man jau daug geriau, gal aš jau matau ten spuogų sumažėjo, ar celiulito dingo ir ką man toliau teptis tuo greipfrutu, galiu pereiti ir naudoti kokią lavandą. Tai toks būtų. Na tai ką, jeigu dar bus kažkokių klausimų, visada mane galite surasti. Labai ačiū Jums, kad prisijungėt, dar užlaikiau visai nemažai laiko. Jau reikia eiti ilsėtis, nes poilsis yra bazė viso mūsų aktyvumo.
Ačiū labai, kad prisijungėt, labai smagu buvo su jumis pasimatyti.